Santykiai. Labai šiaip svarbus mūsų gyvenimo reiškinys. Todėl, kad visas mūsų gyvenimas iš tiesų yra santykis. Nuo tos akimirkos, kai mes išeinam iš mes santykiai. Iš tiesų netgi kažkas yra iššiose, jau yra santykis, jau spardosi kartais, jau glosto, prisimena, rūpinasi, jau yra santykis, mamos ir vaiko santykis. Ir jūs mamos, tos kurios mamos, jūs žinote, jums tai geriau žinoti, negu ką aš kalbu teisingai. Bet faktas tas, kad nuo tos akimirkos, kai mes išvystam šitą pasaulį, atmerkiam akis, mes pradedam matyti spalvas, formas, jausti pojūčius, girdėti, kyla visokie jausmai ir mes nuolat esam santykyje su tuo, ką mūsų juslės patiria. Ir tai gali būti bet kas. Paprastai, kai, netgi šis pavadinimas, sveiki santykiai, mes galvom, čia tuoj bus apie ten aš ir kiti, ne žmonės, mes iškart galvojam, kad čia aš ir kiti žmonės. Bet iš tiesų viskas yra, visa mūsų patirtis yra santykis. Santykis. Su to, ką mes matom, su to, ką mes girdim, su to, ką mes jaučiam. Ir jau vėliau tai patampa, išsireiškia jau kažkokius santykių su kažkuo konkrečiu. Tai gali būti mūsų santykis su žmonėmis, sakykime, su mūsų artimaisiais, su mūsų tėvais. Visada dažniausiai yra kažkas, ką visi dirba ties tais santykiais su tėvais. Ten santykiai su antra pusė, santykiai su kitom giminėm, broliai, seserės, ten, kaip jie ten pato turtus dalina, visokie santykiai ten būna. Bet tai ne tik žmonės, santykis su mūsų darbu, pavyzdžiui, su tuo, ką mes dirbam, koks mūsų santykis yra su tuo. Ar santykis, sakykime, su veikla, su žmonėmis, su mumis pačiamis. Santykis su tuo, ką mes patiriam. Vėl supykau. Aš nuolat pykstu. Kodėl aš toks pykstas? Mano santykis su tuo, kas reiškiasi čia. Kas atrodo, kad kyla iš manęs. Koks yra santykis su tuo. Nuolat iš tiesų. Viskas apie santykį. Bet savo neišmanėme ir tame įprotėje, kai mes gimstam, mes pradedam vis kreipti dėmesį į išorę. Šitas objektas, tas kaimynas, tas paštininkas, viskas kažkas apie tai, kas, kodėl jie tokie tobuli ir ten kaip čia pakeisti, kaip čia patobulinti, kaip čia Bet mes matom iš tiesų, kad tie objektai yra tiesiog tokie, kokie yra. Bet mūsų santykis yra tai, kas paverčia patirtį į sveiką, laimingą ar nesveiką, kenksmingą. Ką reiškia sveika, nesveika? Sveika yra tai, kas naudinga. Sveikas maistas. Tai, kas mums iš tiesų naudinga. Nebūtinai skanus sveikas maistas. Nesveikas maistas. Labai skanus. Bet nebūtinai naudingas ir dažnai kenksmingas. Lygiai taip pat. Tai, kaip mes santykiaujam su pasauliu ir su savimi, nes mes patys taip pat esame pasaulis. Tai yra arba sveika, arba nesveika.
Ir kada tai yra sveika, kada nesveika, mums svarbu suprasti. Ir mes, iš tiesų, jeigu mes kreipsim dėmesį, jeigu mes pradėsim kreipti dėmesį į savo pačių patirtį, užuot kreipę dėmesį į objektus, bet matyti tai, kas mumise kyla, kai yra santykis su kažkuo. Jeigu mes atkreipsim dėmesį į tai, kas padaro patirtį malonę ar nemalonę, mes pamatysim, kad maloni ar nemaloni patirtis tampa iš tiesų malonė ar nemalonė, ir tikrai malonė ar nemalonė, priklausomai nuo to, koks mūsų santykis su tuo. Sakykime, mes patiriam skausmą. Nieks nenori patirti skausmą. Kas nori skausmą? Tik tai sadomazochistai. Iš tiesų, kažkada, kai buvau labai jauna, tai pažinau vieną vaikiną, jam patikdavo durti su adata per savo kojas, ten per rankas, per rankas nepažinau, per kojas tikrai. Ir jam padėdavo labai rodyti kitiems savo, tai labai skauda, tai jam pasako, malonu. Sakydavo, tai kartais būna, bet bendrai mes vengiam skausmą. Mes nenorim, kad mums skaudėtų. Ypač emocinės skausmą, bet ir fizinę, nes mes tapatiname su kūnu. Ir dabar kada koks yra santykis nesveikas? Nesveikas santykis yra, kai kyla nemalonus pojūtis ir mes bandom su tuo kažką padaryti. Mes bandom tai nuslopinti, pabėgti. Aš ypač kalbu apie tą emocinį skausmą. Nes fizinis skausmas mes galim išgerti tabletę. Skauda galvą, aš išgėriau, nežinau, ko ten geria nuo galvos, ibuprofeno ar nežinau ką geria nuo galvos. Ar ten dantis skauda, tie patys, įbūkų, nors viskas nebeskauda. Bet jeigu, sakykime, mano mandas pasako, kad nors aš nenoriu girdėti, kad nors nemalonaus, kad nors pavaro, tu ten, ką tu ten. Man skauda. Labai nemalonu. Ir man neskauda, man neturėtų skaudėti. Žinot, aš vienuolė neturėtų skaudėti ir iš vis vienuolis neturėtų įsižeidinėti ir iš vis priimti, ką nors ten asmeniškai. Ne. Ir tada kas atsitinka? Tada aš visą tai gražiai paspaudžiu, bet aš vis pradedu, man tada, ką nors ten, taip, žinai, kaip nors. Mes vadinam tai pasyvia agresija. Žinomas toksai terminas, aš manau, ne? Kai žmogus, tik tai ir neagresyvus, bet iš tiesų vis gelia, vis bando kažkaip įžeisti. Ir ta pasyvia agresija dažniausiai kyla, kai mes įsiskaudinam. Mes pasisavinam tą skausmą ir mes jo nepripažįstam. Mes jį nuslopinam, mes patys prieš save neprisipažįstam. Kad, sakykime, lygiai tas pats gali kilti, iš kitos būsenos. Pavyzdžiui, ką čia, aš vis, Amanda čia sėdi, tai aš kokias, visiškai hipotetiniai pavyzdžiai, ta prasme, čia sakykime, Amandas labai daug dėmesio pradeda rodyti emokumai, ne? Sakykime, ne? Apie ją pradeda pavydėti. Žinai, aš, ne? Ir jaučiasi, viskas manęs nebemylė, supranti. Nerems, žinai, kaip aš išgyvensiu. Bet aš savo neprisipažįstu. Kaip ją, pat ją ir pavydas, ne. Vaikit, ne, aš nepavydžiu. Bet aš juos pamatau, ten kažką, ir aš ten aš pradedu jai besti, jam besti ir visiems besti. Nesveikas santykis, kodėl? Vienas dalykas, aš nesu nuoširdžiai pati su savim. Su tuo, kas kyla. Ir kitas dalykas, aš tai bandau nustumti į kažkur, kur nors toliau, kad man neskaudėtų, kad aš nematyčiau nešvara juoda, suprantate, aš esu nusistačiusi prieš tai, pavydą, sakykime.
prieš pyktį. Man, aš net 11 ypač. Bet tai baikit 11, nes kaip visi apie save galvojam, kad mes visi angeliukai. Ir turėtum būti tik tai angeliukai, kad mums neturėtų kilti jokių ten negražių, juodų dalykų. Bet žmonės yra žmonės. Mes esam sąlygotos būtybės. Ir mumise visuose kyla visko. Tai yra visiškai natūralu. Bet mūsų santykis su tuo, kas mumise kyla, tai yra tai, kas apsprendžia viską. Matote? Dabar sakykim, va čia trikampį jau tokį. Nežinau, žinokit, kalbų tiesiog kas eina. Ir dabar mes kalbam, čia kažkas nesveiko, ne? Ar jie ten pastebi, čia kažkas vyksta, ne? Kažkas su kuo jinai ten pastebi, kažką pradeda gelti, mes pastebėm tą pasyvią agresiją, ne? Ir tada kalbam, kažkokie čia nesveiki santykiai, čia bandom aiškintis, ne? Ir mes bandom kažkaip ten išsiaiškinti tos santykius, ten kažką labai komplikuotai viskas pasidaro. Nes kiekvienas ten savyje turi savo istorijų, savo traumų, ten pradeda, žinot, mes labai gerai kapstytis tose istorijose, ten ieškoti, ten. Bet sprendimas kai labai paprastas, tiesiog prisipažinti savo, kas iš tiesų vyksta. Tiesiog būti atviram tas, kas iš tiesų vyksta. Ir jeigu mes esam pakankamai dvasiškai subrendę, kad būtumėm atviri patys su savimi, mums pakaks iš aplinkos tiesiog tai, kad aplinka priima mus tokius, kokius mes esame. Taip, jeigu supranta, kad ją pavydi, akivaizdu, bet jie nepradeda taisyti apie juos. Ar ten baknoti, pažiūrėk, tu pavydi. Atsipalaiduoja. Ir priima, gerai, tai mes ir tave mylim, jokių problemų, žinai, Ir leidžia šitiem visam procesam, kurie vyksta viduje, tiesiog vykti ir natūraliai. Anksčiau ar vėliau, dėl to priėmimo ir nesipriešinimo, tas vidinis pasipriešinimas taip pat nurims. Anksčiau ar vėliau, vieną akimirką Pija pamatys. Pavydas. Ir tada Pija pasakys, Amandai, einam pasikalbėti. Ir sakys, aš labai atsiprašau, aš taip elgiausi, bet suprantat, aš manau pavydas. Ir viskas. Ir išorinis santykis visiškai išsisprendžia. Vien dėl to, kad žmogus pats pamato, ką jis pats slopina savyje. Tai sveikas santykis yra nemeluoti savo, pirmiausia. Nesipriešinti tam, kas nemalonu. Leisti tam vykti savo jėgą, bet nesekti iš paskos. Labai svarbus bet. Nesakykim, manėje kilo pavydas. Ir aš suprantu, kad aš pavydžiu. Ir aš tada bandau kažką pataisyti, nežinau, pagerinti save ar pabloginti ją, kokie ten scenarijai, bet aš pradedu veikti iš to pavydo. Tai niekam nepagerina. Tai jau tada ne pasyvi agresija, o gan aktyvi agresija pasidaro. Prievartavimas, norėjimas tam dėmesio, whatever. Ir tai nėra sveika. Sekti paskui taršalus nėra sveika. Tai kenkia mums patiems pirmiausia, nes mes tampam apimti tuo ir tai kenkia mūsų aplinkai. Mes gadinam santykius su žmonėmis. Sakykime, mumise kyla kažkoks pasipiktinimas ir mes įsigrėbiam jį ir galvojam, tai čia, tuo ir, žinot, toks teisuolio piktas, čiagi tiesa, tu išrėšiu visą tiesą. Ir pirmin. Ir kas atsitinka?
Nieko mes ten nepakeičiam, tai žmogus koks buvo, toks jis ir lieka, o santykis sugadintas. Ir mes dar, kol mes ten visiems aiškinam, mes pasidarom kieti, suakmenėję, degantis, tuo teisingumu. Patys liepsnoja, patys liepsnoja. Tai sekti paskui teršalus nesveika. Nesveika. Slopinti teršalus nesveika. Mes tiesiog žinoti, pripažinti, kas iš tiesų kyla. Ir leisti tam gyventi savo gyvenimą, netampant tuo. Tam, žinoma, reikia kantrybės. Reikia apsisprendimo. Iš kur jį paimti? Kaip aš kalbėjau, iš patirties. Ne visada pavyksta. Toli gražu ne visada pavyksta. Netgi kai mes gaunam tą idėją, kad gerai, taip, neslopinti, nesekti iš paskos, neišreikšti, tiesiog leisti būti, tiesiog žinoti, aha. Štai užeina, sakykime, aš noriu suvaldyti. Noriu suvaldyti, man nepatinka, aš noriu pakeisti situaciją, man nepatinka situacija, aš noriu ją pakeisti. Ir viduj kova. Tai keisti ar nekeisti, man nepatinka, norisi pakeisti, ar tiesiog leisti būti, ne, man norisi pakeisti. Ne. Ir sakykime, aš tiesiog paimu ir pakeičiu dzin, nes man nepatinka. Bet aš tada pamatau, kad tai nieko neišsprendžia. Ir tik tai per patirtį iš tiesų. Man asmeniškai, čia kalbu aš iš patirties, tai tik tai per patirtį. Taip pamatau, kad tai pasirodo nesprendimas iš patirties. Tada kitą kartą aš jau turiu patirtį, kad tai nepadeda. Kad paleisti yra paprasčiau. Iš tiesų paprasčiau. Padaryti tą sprendimą, tiesiog paleisti. Dabar ta situacija apie pavydą, tarp kitų, kur aš kalbėjau, dabar tiesiog noriu pasiaiškinimas. Iš tiesų, tai mano patirtis gal prieš 9 metus. Aš turėjau tokį patirtį. Aš kalbu iš patirties. O tai aš kalbu iš patirties. Ir buvo labai įdomus atradimas man pačiai. Pamatymas tų mechanizmų, kaip tai veikia. Tai kai mes turim sveiką santykį su to, ką mes kyla, bet žinoma, su mumis kyla ne vien teršalai. Mumis kyla viskas, pas mumis baltų dalykų taip pat kyla. Gražių dalykų taip pat kyla. Rūpestis, meilė, dosnumas. Kyla, žinoma. Ir mes galim vėlgi čia iš patirties matyti, kas būna, kai mes tai išreiškiam ir kas būna, kai mes tai ir to neišreiškiam. Ir mes pamatysim, kad išreikšti tai nekenkia. Išreikšti tai naudinga. Ir tai gali mus paskatinti taip pat reikšti tai. Nes su tais baltais dalykais tai būna. Sakykime, kyla mintis, kyla impulsas kažką gerą padaryti. Ir imtum ir padarytum. Bet tada ateina kažkokios mintis, pradeda. Ai, tai gal čia ne dabar, gal čia, ten kažką, gal rytoj, ten kažką ir viskas ir nuplaukia. Galimybė nuplaukia. Jūs matysit, jeigu jūs išreiškėt, jūs pamatysit, kaip tai paveikia ir jūs, ir jūsų aplinką. Ir tai bus pamoka, kad to galima ir nepraleisti. tą galime išreikšti. Ir taip visame kame. Pradedant nuo santykio su tuo, kas mumise kyla. Su tuo, ką mes laikome savimi. Su mūsų mintimis, su mūsų jausmais. Mes nesekam iš paskos. Mes neslaptinam to, kas kenksminga. Mes leidžiam tam tiesiog pasibaigti savaime. Viskas baigėsi savaime. Jeigu kažkas gražaus kyla, mes galim tai išreikšti. Galim ir nereikšti, bet galim ir išreikšti. Jokių pavojų nėra. Ir tada bet koks santykis su aplinkiniais objektais, su žmonėmis, su objektais, su darbu, su to, ką mes veikiam, su viskuo, automatiškai
tapt sveiku. Automatiškai. Nes, sakykime, bet kokiam santykiai kyla kažkoks, sakykime, sunkumas, mumise kyla pasipriešinimas, nepasitenkinimas. Vietoj to, kad mes sektumėm iš paskos, mes leidžiam tam išsivaduoti. Savaime. Mūsų santykis lieka nepaveiktas to. O kai kyla kažkas gražaus, mes galim tai padaryti, pasakyti. Galime nesakyti, nedaryti. Bet vienas yra tikra, kad mes visi esam susiję. Ir tai, ką jūs galvojat, ką jūs jaučiat viduje, kai esat santykis su kitu žmogumi, kitas žmogus giliai jame jis jaučia. Jis žino. Intuicijos lygmenyje jis žino. Ir jūs galit bandyti apsimesti ir ten kažkaip ten įvardinti, ir ten kažką prikurti ir visai kaip prieš save ir prieš kitą ten sukurti istoriją, kad ne, ten aš ten kažko ten nejaučiu, ten ar ne taip supratai, ten ir arba. Bet tiesa yra ta, kad kitas žmogus giliai viduje, jis vis tiek žino ir vis tiek jaučia. Nes mes nesame atskiri. Mes kylame iš ten pat, mes išnykstam ten pat. Šaltinis yra vienas. Mes nesame atskiri. Viena sąmonė. Viena sąmonė. Todėl neslėpkit nuo savęs, ką jūs jaučiat, kokias mintis kyla. Ir žinokit tiesiog, tai, kas yra nesveika, tiesiog mes nesekam iš paskos. Bet mes neapsimetam, kad to nėra. Prieš save. Ir būnam su savim nuoširdus. Ir su kitais nuoširdus. Neturi jokios prasmės meluoti. Nes giliai viduje kiekvienas žino. Žino. Neįmanoma pasislėpti. Galbūt ten paviršiui ir nesupranta nieko, bet giluminis, intuityvinis žinojimas vis tiek yra. Kai mes pereinam į tą nuoširdumo lygį, nuoširdumo su savim, nuoširdumo tada yra nuoširdumo su kitu. Ir mes leidžiam nedorims, nesveikiems dalykams tiesiog išsilaisvinti, nesekdami iš paskos. O sveikus leidžiam savo jos išreikšti, jeigu norim. Galim ir nereikšti, nes giliai viduje vis tiek kiekvienas jaučia. Kai jūs esat ramus, taikoj, palaimai, jūs bet kur, jūs bet eitumėt. Tai jaučiama. Kai jūs esate nelaimingi, stresuojat, kur jūs bet eitumėt. Tai jaučiasi. Tai jaučiasi. Ar nekyla klausimų, kokios yra, kas yra sveika ir kas nesveika. Čia jau daugiau teorija, bet taip pat jūs iš patirties tą galite matyti. Buda sakė, kad sveikos yra 3 šaknys, kad nesveikos yra 3 šaknys. Tai visa, kas kyla iš nepriėmimo, pasipriešinimo, pasibjaurėjimo, tai yra viena šaknis. Visa tai bus nesveika. Nepriėmimas, pasipriešinimas, bjaurėjimas, tai yra nesveika. Visa, kas kyla iš godumo, gobšumo, norėjimo turėti, valdyti, tai yra nesveika. Visos būsenos nesveikos. Ir tai, kas kyla iš paklydimo, iš nesupratimo, priežasties pasekmės. Dėsime.
iš nesusipratimo tuo, kad mes nesame atskiri, kad mes esame visi susiję, viskas yra susiję. Tai yra taip pat nesveika. Ir dažnai ta paskutinė šaknis pasirišia tiesiog iškreiptų pasaulio matymą. Kai mes matom tai, kas nepastovu, kaip pastovu, mes kalbam, kad amžina. Ar mes patys, ar kiti, ar situacija. Labai dažnai mes dramatizuojam situacijas, nes mums viduje atrodo, kad jinai niekada nepasibaigs. Ar būsime kažkokia, mums atrodo, čia taip dabar bus visada. Ar tai palaiminga būsime, ar nepalaiminga būsime. O čia bus taip visada, taip ir gyvens. Ne. Ar mums atrodo, kad tai, kas nesu aš, kad esu aš. Ar mano. Tai taip pat ir pagdadimas. Mes nesuvokiam tiesos. Ir tai, kas kyla iš ten, tas savinimasis, yra nesveika. Nesveika. Ir atvirkščiai sveiko šaknis. Aš sakau, anti-neapykanta. Tai yra priėmimas, atvirumas, leidimas būti viskam, kas taip būtų. Suprantant, kad tai ateina tik tam, kad išeitų. Niekas neužsibūna. Viskas ateina tam, kad išeitų. Tai mes galim priimti bet ką. Priimti reiškia leisti tam praeiti. Priimti tai nereiškia pasisavinti. Priimti reiškia leisti tam praeiti. Anti-godumas. Dosnumas. Mes esam pasiruošę atsisakyti. Nėra tai, kad mes norim daugiau turėti. Mes norim duoti. Tegu visi turi. Ar tas pats įsikibimas į teršalus, kai mes įsikabinam kažkokią. Kai kažką mes galvom, kad mes be to negalim gyventi. Mes nusprendžiam, mes tiesiog nusprendžiam, ne. Galiu ir be to. Galiu ir be to. Tai yra dosnumas. Mes mus paleidžiam. Mes nustojam kabintis. Mes nustojam savintis. Ir antipaglidimas tai yra išmintis. Matymas, kad viskas nepastovi, viskas ateina tam, kad išeitų. Niekas negali, ir tai, kas kyla ir nyksta, negali mums atnešti galutinio pasitenkinimo. Mes nustojame ieškoti galutinio pasitenkinimo tuose laikinuose dalykuose, laikinuose reiškiniuose. Ir mes suprantam, kad mes nesame atskiri. Mes nustojam bandyti apgauti kitus. Mes nesuprantam, kad kai mes bandom apgauti kitus, mes apgaudinėjam save. Visų pirma, mes nesame atskiri. Tai va, tai maždaug turbūt tai, kas dabar praėjo tą temą per mane. Ir turit kokio komentarų, klausimų? Kaip atpažinti tam būseną, kai kyla? Ta prasme, tu galvoji, kad kitas kaltas ir tu čia suki savo istorijos galvoji. Kaip atpažinti, kad tai tu pats šito kyla iš tavęs kažkas tai. Tai šiaip, Aišku, čia reikia įdirbio. Praktika tai yra atida. Tai yra atida. Ir tai yra įpročio lavinimas, kaip tik tai būtent kreipti dėmesį į vidų. Tas labai iškyla, pavyzdžiui, atvažiuotume tu kokią tylos stovyklą, kur mes visi susitarėm, kad mes visi dabar tylim ir ten viską. Ir ten visi bandom medituoti, ir čia ten kažką telkėsi, ten viską. Ir staiga kažkas tam o, ko ten negali tyliau, ką čia, kodėl čia visada tas kyla nepasitenkinimas. Tai yra galimybė kreipti dėmesį į vidų. Ir matyti, vietoj to, kad kreipti dėmesį į objektą, kreipti dėmesį į vidų. Ir svarbus momentas, man svarbus momentas, širdies veiksmas maždaug yra toksai.
neatsipriešinimas. Nes kyla pasipriešinimas ir tas pasipriešinimas jis yra, kad manęs neužgautų. Tai vietoj to susitraukimo tiesiog, okei. Nemalonu, nesvarbu. Ir žiūrėkime nebėra. Labai greitai. Tai čia yra, iš tiesų, yra lavinimas įpročių. Vėlgi įpročių. Mažiau kreipti dėmesį į objektą, bet tą pačią akimirką, kai pradeda kyla nepatogumas, aš jau nekalbu apie ten kažkokias aukštas emocijas. Nepatogumas, dėmesys į vidų. Kaip tai jaučiasi. Ir atsipalaidavimas. Leidimas tam tiesiog išsivaduoti savaime. Labai paprastas receptas, bet tai yra tiesiog įprotis. Tiesiog įprotis. Bet aš nežinau, Inga, kai atvažiavo čia, tai jinai labai daug apie kitus galvoja, dabar jau mažiau galvoja. Mažiau. Kas Ingai padėjo? Tas suvokimas, kad nieko nėra pastovaus. Kad yra pradžia ir pabaiga. Viską galvoti apie tai, kad kiekvieną kartą tai praktika visų. Kad kokios situacijos. Kad ir traukinys pravažiuoja, nepatinka garsas, tai yra susierzina. Vis tik galbūt galvoti, kad jisai praeis vis tiek. Ir tai kaip praktika aš pradėjau daryti, tai tikrai man kažkaip tai padėjo iš tikrųjų. Ir visi dėlė kur. Kaimynas ten valdo su plaktuku. Ir galvoju, praeis, klausais. Praėjo. Tai kažkaip taip pradėjau praktikuoti tą praktiką. Ir tikrai pastebėjau, tikrai nebegirdžiu taip. Nebeima toks pyktis kažkoks. Nežinau, kad tai praeis. Tai tokia praktika yra labai gerai. Ar maždaug atsako? Aš taip galvoju. Gal irgi šitaip paklaus. Gal reikės pamąstyti, nežinau. Gal aš prie visko prisitaikau. Kai vienas žmogus į save kreipia dėmesį, tai čia yra vienas dalykas. Bet santykiai dažniausiai būna, teisybė, kad vienas žmogus užtenka, kad pakeistum santykį. Bet vis tiek santykiai esi dviese. Iš kito reikalaut kaip ir nesigauna to, kur dar pats nesi tobulas, sakykime, taip labai norisi, bet taip neišeina. Kaip tą, mes kalbėjom, kad susikalbėjimas, kad įvyktų. Kaip šitam, nepaklysti, nes tas kelias jis būna klaidus, nes ten visur mindžiasi, ten, ir atrodo tokiais, kaip ir, ale pseudomylinčiais dalykais, bet kažkokie pasyvus, kažkokios ten nuoskaudos, dar kažkas. Kaip šitam nepaklysti keliai, nes čia yra daug sunkesnis nei atpažinti. Atpažinti, tai dar yra viena, kaip neįsisukti tą šokį su kitu. Jeigu mes atpažįstam, mes neįsisukam. Jeigu mes atpažįstam, mes jau nesame tai. Ir mes suprantam, kad mes negalim, ta prasme, mes galim tik tai būti atsakingi už savo santykį su savo emocijomis. Mes negalim būti atsakingi už tai, kaip kitas žmogus santykiauja su savo emocijomis. Nes faktiškai tai, kas yra, jūs manot, kad jūs tarpusavį ten santykiaujat, bet jūs santykiaujat su savo emocijomis. Tiesiog, kai jūs suseinat, tai sužadina tam tikras emocijas jumise. Jos nebūtinai vienodas. Jos gali būti skirtingas, tai klausimas, kaip jūs su tuo santykiaujate iš tiesų. Jūs negalit priversti, nes tai yra prievarta, jūs bandysit keisti kitą žmogų. Savęs nepakeisi. Ir sakykime, kai man pavyzdžiui, kai man
ką žinau, mane apkaltina kažkas, ne, sakydamas, vad, tu, kai tu ten sakei, aš jaučiau, kad tai pareina iš ten ir ten. Nu, atsiprašau. Aš tai negaliu nieko padaryti su tuo, kas praeina, tai praeina. Nu, bet tu jau užsikabinai, tai aš negaliu už tave nesikabinti. Aš atsipalaidavau ir aš suprantu, kad tai turi praeiti, bet tai užtrunka, kol tai praeis. Bet, nu, jeigu kitas žmogus neturi tam kantrybės, kaip aš galiu padėti kitam žmogui būti kantresnį? Aš negaliu jų suvaldyti, aš tavęs negaliu. Nu, mane kila reakcija, okei. Aš galiu tik atsipalaiduoti ir leisti ją išsivaduoti. Tai tas irgi yra procesas, tai ne visada per akimirką vyksta. Tai jeigu mes netgi tokiam lygmenį neturim pakankamai pakantumo, meilės, nes tai yra meilės priėmimas vienam kitam, nu, sunku būti to iš vis santykiai su tuo žmogu. Ir nebūtinai su visais žmonėmis reikia santykiauti. Yra, ta prasme, tėvų mes negalim pasirinkti, teisingai? Nu, su tėvais, tai turbūt dėl to yra, you can translate, continue translating. Turbūt su tėvais dėl to ir yra sunkus santykiai, mes negalime jų pasirinkti, mums tenka kažką vis dėlto ten sudėti. Visą kitą mes galim rinktis. Mes galim rinktis. Ir sakykime, mes turime būti nuoširdūs patys su savim. Kiek mes galim, mes nesam nušvitę, mes nesam būdus tobulai nušvitę. Mes vis dar pasiklystam. Ir mūsų pajėgumas, išminties mūsų užtenka iki tam tikro lygio. Ten aukščiau gal nepakeliam. Nu. Mes turim būti atviri su savim, sakykime, šitam santykiai. Ar mumise, sakykime, kitas žmogus atspindi ir ką mes matom, mums nepatinka ta patirtis, mes ne. Jeigu tai yra ta patirtis, kurią mes vis dar galim leisti, kad mums ir nepatinka, bet mes galim tai leisti, mes galim nesipriešinti, mes galim leisti tam išsivaduoti. Jeigu mūsų santykis su ta patirtim yra sveikas, tai visas santykis sveikas. Bet jeigu tai mus trigerina taip, kad mes nesugebam, mes įsisukam, mes tampam tomis mintimis, tomis emocijomis, mes pradedam reikšti, tai yra nesveika. Tai tada turi prasmės atsitraukti. Truputį, nes mes nepakeliam. Tada mes tik tai žaidžiam kitą, žaidžiam save, mes nieko neišmoksim. Mokymasis vyksta, kai mes sugebam paleisti, kai mes sugebam leisti, kad ir pasipriešinimo, pasipiktinimo ir visam, ką spindi, mes vienas kitam esam kaip veidrodžiai. Ir tame yra nuostabumas, nes mesgi savo veidą nematom. Aš dabar nematau savo veidą. Matau rankas, matau kūną. Aš nematau. Aš nežinau, jūs matau. Aš tai nematau. Tai norint pamatyti save, mums reikia veidrodžių. Kiti yra kaip veidrodis. Tik tai būna tokių santykių, kai mums atspindi tokius kampus, kurių mes dar nepasiruošę matyti. Mes dar negalim. Ir mes turim matyti, kad mes dar to negalim matyti. Mes tik tai pradedam tada bandyti sudaužyti veidrodį. Mums nepatinka, mes pradedam veidrodį daužyti. Tai čia niekam nepadeda. Nei mums, nei veidrodžiui. Todėl, kai mes taip, veidrodis gali mums nurodyti, veidrodis mums rodo, kas yra. Negražius kampus, Jeigu mes galim tai priimti, leisti. Ar jeigu mes matom tai kaip galimybę leisti, galimybę pamatyti savo kampus, tada mes galim būti kokiam santykiui. Aš paskui turiu vieną draugę Rusijai.
jinai prieš gal metus daugiau, nežinau, įsimylėjo. Nu, žinau, kaip ten prancūzų ta meilė. Va, ir paskutinį kartą, kai mes kalbėjomės, tai jinai sako, žinai, mūsų pirmam pasimatėme, žinai, jis paklausė, tai, o kam tau santykiai, žinai, tai ko tu nori, kam tau santykiai? Jinai sako, tam, kad pažinčiau save. Jis toksai, tu turi omeny mane. Aš sakau, ne, tam, kad pažinčiau save. Jie vis dar kartu. Pas visą viskas gerai sekasi. Nu, bet tas supratimas, kad santykė, mes matom iš tiesų save. Mes galim dirbti su savim. Mes padedam vienas kitam augti net tuo, kad mes bandom ten kažką kitą pataisyti. O tuo, kad mes matom savo kampus ir mes, gal leidžiam jiems ištirpti, suapvalėti. Per tai, kad mes pamatom, per sąmonės, per mūsų dėmesį. Taip. Ar tai atsako klausimą? Atsakos, per. Toks dabar vaizdinys man atėjo, kai man dėl ko nors ten pyksti antros pusės, tai realiai reikia taip prieiti, paskui supras, kad, ne, čia visgi mano problema. Ir tada Problema, ne problema, bet mes galim matyti, iš kur tai kyla. Iš kur tai kyla. Viena, turbūt, šiaip šakninė, sakykime, šakninė kapčios priežastis, tai kad mes savinamės. Mes pasisavinam šitą kūną, šitą protą ir tada mes galvojam, kad kiti mums priklauso. Mano antra pusė. Mano meilė. Mano. Kieno? Čia yra ta vieta, kur kyla, kad čia. Nes kai aš manau, kad mano, aš tada bandau suvaldyti. O tas netgi impulsas, tas noras suvaldyti, tai jau yra kančia. Ar mes galim jo atsisakyti? Ar mes galim išreikšti tą dosnumą ir atsisakyti to bandymo suvaldyti? Dosnumo aktas. Iššūkis didžiulis. Mano patirti. Visų pastebi, kad nori sukontroliuoti. Paleidžiam. Baisu. Gerai, paleidžiam baimę. Yra visas procesas iš tiesų. Bet jisai po truputį mūsų taika, ramybė gilėja, kai mes vis mažiau sekam to įpročių valdyti. Bandyti suvaldyti, noro suvaldyti. Jeigu tai santykiai tarp dviejų, jeigu jūs pastebite, kiekvieną kartą kyla noras suvaldyti, pakeisti, jeigu jūs atsipalaiduojate ir nesekat iš paskos to. Kiekvieną kartą jūs pamatysit, kaip palaipsniui jūsų santykis pasikeis visiškai. Kiek daugiau bus taikos ir ramybės tame santykyje. Vien dėl to, kad jūs nustojat prievartauti kitą. Kad jūs iš tiesų mylit, nes jūs ją leidžiat jam būti tokiam, koks jis yra. Tai nereiškia, kad jūs pavirstate daržovę. Jūs komunikuojat aiškiai, sakyti. Aš jaučiuosi taip ar taip, kaip tu ten kalbi taip ar taip, ar tu ta. Bet tu nebandai pakeisti dabar, tu neturėtum. Ką tu čia turi? Tu tiesiog aiškini. Aš jaučiuosi taip. Ir jeigu žmogus pakeis savo kažkokią elgesį, sakykime, atsižvelgsi tai, kaip tu jautiesi, gerai. Jeigu ne, mes negalim to suvaldyti.
Tai irgi galim priimti.